Gerai, tai va ką nusipirkau. Tokį daiktą. Probakas. Ir kaip matau, čia reikės padaryti daug modifikacijų jam, nes man truputį nepatinka, kaip čia tiesiog va skylė yra, tai aš noriu padaryti kaip visą panelę tokią čia. Ir truputį patobulinsiu gal kažką iš išvaizdos, galbūt reikės perdažyti, dar čia va įdėta yra kažkoks vamzdis. Nes juostos dar palikta. Dugne truputį skylių, bet nėra baisiai. Pirkau gan nebrangiai. Reikia galbūt vairą perdažyti arba persiūti. Priekiniai ratai truputį trinasi, nes yra dideli labai išdėti. Kapotas atsidaro su šitais. Tai reikia eiti kažką daryti. Dar noriu padaryti bumperį priekinį jamą čia. Toliau bus matyti, noriu lempas perkelti čia apačią ir padaryti apsaugą radiatoriui. Ir turbūt kaip ir viskas bus, tai einu prie darbo. Gerai, tai užkurti jį. Užkurti reikia čia sukišti degimą į viršų. Čia pakaitinimo žvakės galima kelias sekundės pakaitinti. Čia dar noriu truputį šitą patobulinti. Visos šviesos veikia. 4 pavaros, atbulinė, rankinis prie garažo. Tai va, dar taip pat pridėjo ir dalių žmogus. Čia yra pusašiai, traukės, angaliai, visko pridėjo. Šakė, daug ko. Ir dar čia kaip žiūriu geros būklės, tai jeigu kažko reikės būtinai pakeisiu. Ir kaip mačiau, yra vat guma įtrūkus šitą. Tai eisim turbūt gumą pakeis, bet dabar jau gana vėlų, tai gal kitą dieną. Tai visas dalis paimsiu, sudėsiu į maišelį, nuplausiu gražiai visas. Ir apiprūkšiu tepalų, kad nerūdytų ir kad nebūtų jokių žemių čia ant jų ir juose. Tai gerai, turiu planų įdėti panelę. O padaryti prietaisų skydelę, va tai ten. Gal padaryčiau greitai netgi. Čia būtų lempos. Dar reikia pasigalvoti, pasiplanuoti, pasipjaustyti, nes čia dar iki tikimo yra daug. Ir begą reikia šimtinės ir begą čia tikrai neveiks ir jų nebus. Einu kažką daryti, einu nusiplausiu panelę, susidėsiu dalis. O viską pradėsiu daryti rytoj, nes jau šiandien vėl. Taip pat, va, turiu oro filtrą tokį. Ir tas oro filtras, jis buvo nuo sunkvežimo, jis gana didelis. Perpyčiau va čia su bošo ir padaryčiau kaip tinklelį per lempas, kad, pavyzdžiui, kad nesudaužyti arba per dugną, jeigu kokia skylė yra. Bet pastebėjau, kad yra labai supavus, tai dar nuimsiu va šitą dangtį ir žiūrėsiu, kaip bus. Gerai, tai kita diena dabar ir dedu panelę dabar. Dėsiu panelę, bandysiu taikyti, pjaustyti kažkaip, tada dažysiu vairą ir čia tada bus perkeliamas visų šitų jungčių, jungtukų, visų dačiukų, visų dalykų. Dabar einu atsinešti panelę. Reikia palikti biškį, kad pabūtų, kad įsigertų tas vanduo su šampūnu. Supuvęs, nieko gero. Gerai, tai
Kažkiek jos čia telpa, kažkiek jos čia netelpa. Man nepatinka, kad taip arti rankinio. Va šitą išpjaunu ir įkišu truputį giliau su savisergiais tais išsuku varžtais. Ten dar truputį matau reikės papjauti. Čia įdėsiu temperatūros dačiką iš tą skylę. Čia turi būti ventiliatorius, bet čia vis temperatūros. Čia bus didelė panelė ir tokia kaip skydelis prietaisų. Ir sudėsiu visus šitos jungtukus, lemputes ir truputį aš noriu, kad jinai būtų ten toliau, nes čia dabar yra nepatogiai. Dabar tiesiog prilaikau ir ties, kur reikia išpjauti, išsižymiu. Gerai, reikia nešti spjauti. Dar truputį nelenda, dar nupjausiu. Ok, tai jau tinka žymiai gražiau. Dar šitą pusę truputį reikia kažkaip pažeminti, bet jau geriau. Čia perdėsiu visus prietaisus. Tai dabar šitą reiks išpjauti ir įdėti va čia. Tokį tą 33 lygiai. 33, 37. 33 ant 37. 33 ant 37. Čia. 33. Čia. Va, kaip išpjauti reikia. Taip jau išpjau. Dabar bus šit jau visai nedaug trūksta, dar čia truputį nuimsiu. Tai va kiek trūksta. Šitą kampuką nuimu ir dedu ir viskas. Gerai, tai dabar jau telpa ir dabar jau viskas gerai. Dabar suku raštus čia kampuose ir dedu dačikus. Nesimato. O kaip padariau, bus gerai. Gerai, jau turim panelę štai čia. Va, panelė, čia kaip pultas kažkuom jau. Čia nusivalys. Kažkas tokia. Bent ties keliom vietom susukti, suveržti ir žiūrėsi, kaip kas laikysis, kad nebūtų va šitą visą laiką. Turi būti kažkoks atramos taškas. Gerai, dabar galim pasižiūrėti. Prie ko čia ką sukti. Šitą metaliuką ties čia turi palenkti. Lenkti. Ties. Va čia kažkur.
šitaip. Dabar čia išgręžiu 2 skilikės ir čia 2 skilikės. Raštą. Aš manau, kad jis turėtų tikti puikiai. Ar 10. O tokių dar reikės daug. Tai dabar sakom čia vieną. Kaip gerai, kad čia prie šito prisisukta va. Pilam ten. Suka labai gerai. Vasakama į šitą skylę va. Pasijungiam prožektorių va. Tas prisiveržia. Va. Turim vieną skylę. Iš karto galima prisisukti, paskui pasižymėsim prisukus antrą. Čia prisukta. Čia dar suksim vieną, kad tada nebūtų va šitokį judesį. Dabar reikia dar 3 varžtus rasti. O dabar reikia čia viniuką, kad truputį plonesnį, kad užsižymėti, kur buvo pirma skylė. Čia taip va biškai užlenkia. Va šitos va 2 skylekės perkišiu varžtus, čia labai nepatogu tai. Aha, dabar, žiūrėkit, va dėl ko aš susidėjau šitą skurlę, nes šimtai adatų ir gali į akis pareiti. Man tai nesiniai kaktus prieina. Tai reikia atsargiai labai įsijom. Viskas čia prisukau, čia visur prisukta yra. Dabar labai tvirtai. Va čia visur viskas prisukta. Iš ten va į čia tvirtinimas. Dabar jau čia su varžtais. Dabar išpjaunam skylės visiems agregatam. Bus gerai. Tai va parvarysim pavažiuoti, pažiūrėsim kaip ar dreba ar nedreba. Praktiškai visiškai nedrevo, tik tai šitą pusę, tai čia dar darysiu tvirtinimą, nes man nepatinka, kai čia taip vis laik dreba. Bet čia visai gerai, dabar eisiu pjauti skylės čia. Gerai. Tai manau jau laikas būtų viską čia perkelti iš tenais į tą panelę, nes čia jau, nežinau, tas projektas truputį užsibuvo. Tai laiko dirbau, mokinausi, dabar turiu truputį laiko pabandysiu aš pabaigti tvarkyti, nes jau ateina žiema. Gerai, tai dabar pirmą problemą dar, kurią reikia sutvarkyti, tai čia tą po kapotu.
va, problema yra, kad šičia tiesiai po ratu yra skylė, visas vanduo eina per tą skylę šičia ir ant diržų, ir ant pagrindinio diržų. Tai reiktų, manau, bent kažką čia kokį įkišti, geležą kažkokį privirint čia ir viskas. Dabar išsipjaunu maždaug tokį gabalą, aš jį tenais įkišu ir dar daužau, tol kol maždaug ta forma tokia pasidaro jo. Gerai, biškai apipjausčiau. Geriau liktais, bet ne visa. Ar tai ten lenda, bet taip maždaug. Tai turi tokį įrankį lankstimui. Ir čia truputį taip įdaužiau, įkaliau. Tai ir iš lauko, ir iš vidaus atrodo visai neblogai. Tai bandysiu dabar prisekti. Dabar tiesiog šitą turiu daužyti pusę valandos, kad prilenkti jį. Tai va, čia viską privirinau, tai užtruko kosmosą. Čia nėra prie ko sekti, bet čia dar prilenksiu truputį va prie šito. Čia priseksiu, jeigu eis. Čia privirinau kiek įmanoma geriau, labai plonas metalas, todėl negaliu labai daug deginti. Ir čia va, čia neprivirinsiu, nes čia yra nežinau, čia yra baisus kampai. Tai aš pagalvojau, gal geriau palenksiu iš tos pusės. Čia va, prilenksiu tą ir tokiu būdu suglausiu ir tai privirinsiu ir bus neblogai. Gerai, tai va dabar šviečiu čia į šitą plyšį. Šviečiu čia šviesą. Tai mano dabar yra tikslas, kad nesimatytų tos šviesos. Šviečia šviesą, tą plyšį ir čia nieko nesimato. Galiu palikti ir nevirinės, bet pabandysiu, gal pavyks prisekti. Gerai, tai čia padariau kiek įmanoma jau buvo, kiek jau įmanoma geriau. Niekas netraškės čia. Čia irgi viskas yra prisipta. Dabar šitą va čia vietą išlindus. Reikia kažką žiūrėti.
Gerai, tai čia viską jau privirinau. Čia dar reikės, matau prisekti va truputį kampelį, kad nevibruotų. Gavau priprušti silikoną į plyšius, bet čia va privirinau visur, kad būtų tvirtumo ir kad neprilytų čia į vidų. Ta pusė kaip ir gerai, dabar reikia žiūrėti kitą pusę, ar būtina ten, ar nebūtina, bet turbūt, kad reikės irgi pagaminti. Prie variklio kaip ir nėra čia ką daugiau padaryti, viskas irgi atrodo visai neblogai, šviesos visos veikia. Grotelių dar paieškosiu priekiui. Šitas skylė čia yra, vat, kaip ir tenais buvo, bet aš dabar žiūriu, kad čia realiai, jokio skirtumo. Nes, vis tiek čia nėra ant ko to purvo užmest, niekas čia nesusigadins. Nes pas mus ties šitas kapotas ir čia viską pridengia. Tai čia kaip ir nėra problema šitai pusiai. Reikia panelį išgręžti daug skylių. Sėdynėms nieko nedarysiu, nes čia dabar ateina žiema, tai tiesiog prileis ir viskas peršlaps. Taip pat pagalvoju tą patį dėl galinio sėdynės, jeigu dėsiu aš tą paprastą sėdynę, nėra stogo, čia toks laikinas, tiesiog viskas sušlaps ir nieko čia gero nebus. Tai čia kaip ir nieko, kol kas nedarysiu bent šiais metais. Uždėsiu dar abiejose pusėse va čia gumas, kad netaškytų purvo ir akmenų, nes labai keleiviai meta viską, akmenis ir žemes, tai reikia šitą uždėti būtinai. Tai vardau tokį kilimėlį mašinos, per pusę perpjaus ir bus labai gerai. Va, tokius du atpjau, porą skyligių čia, porą ten, 2 varžtai ir viskas. Tai va, dabar po tokį varžtą 13, po šaibą, po 2 šaibas ir po veržlę, kuri su plasmase nesisuka. Tada po didelę, po mažesnę. Gerai, čia nėra baisaus grožio. Nėra čia baisiai gražu, bet manau puikiai turėtų veikti. Čia bus gerai dabar aną pusę. Gerai, neturiu jokio tokių šaibų. Tiesiog didelės tas dėsi, bet manau bus gerai. Labai gerai. Ir aš tą stogą nuimsiu dabar pat, nes ši yra nesąmonė, jis tiesiog visas vanduo bėga kiaurai ant galvos, jis yra per žemai ir vėjas nukelia ir visas vanduo eina per čia, tai reikia nuimti nieko gero iš jo. Ir dabar čia graži skylė vienam dačikui, kiti bus kitai dienai. Viską išėmiau beveik, viskas išpjauta. Dabar tik laidų kalnas ir porą skylių padariau. Toliau čia einu viską tvarkyti. Gerai, tai aš neseniai tokį nusipirkau daiktą. Padaryti centrui. Visai neblogai. Gerai, tai va čia turiu tokį kibirą laidų, tai tiesiog atsikirpsiu galiukų, nes buvo seniau toliau truputį, tai dabar neužtenka laido, tai aš turiu prailginti, tai tiesiog pasikarpysiu va tokių galiukų ir dadursiu, sulituosiu ir bus gerai. Gerai, tai va, laidai prailginti, tai dabar tiesiog izoliuoju, nes kad, pavyzdžiui, jeigu čia bus vienas jungtukas ir kitas čia, prieš tai buvo gal jie taip, bet buvo toks tarpas, tai buvo laidas toks trumpas, dabar aš perkeliu kitaip, tai jau turiu visus laidus prailginti, tai einu kišti tuos ir sukti ir izoliuoti viską. Gerai, tai bagas yra jau štai lauke, vidu yra mašina. Uždėjau tą dangtą variklį jau, viską padariau, viską pabaigiau kaip ir, laidai suvesti.
Va čia panelė. Tai va, viskas čia sutvarkyta kaip ir, viskas veikia. Šitą pasakė, pasijungia tas degimas. Šitas šviesos priekį. Šitas ilgos priekį. Šitas jeigu va taip, galia šviesa. Toliau čia vat pakaitinimo žvakės. Da šitas į viršų. Šitas į viršų. Starteris. Ir čia degimas, viskas išsijungia. Laidus paslėpiau. Čia buvo dar dačikas, kuris rodė amperus, bet jo nereikia, nes čia tiesiog išjungia degimą ir viskas išsijungia, lemputė šviečia, tai kaip ir viskas aišku ir jis čia nelabai reikalingas. Čia nėra tų visokių elektronikos sistemų ar kažko. Tai čia kaip ir tvarkoj. Sparnai veikia puikiai šitie prailginimai, netaško pro, sėdynės sausos švaras, čia irgi vat sauso švaru, šlapia tik čia. Projektas kaip ir baigtas. Galbūt dar bus koks vienas video, kaip darau šitam priekinį bumperį, bet dabar jau ateina žiema, jau vėlu. Žiemą tų bumperių gal nelabai reikės. Tai noriu užbaigti šitą video, nes jis jau filmuojamas apie 7 mėnesius, kažkur apie 8 gal net mėnesius. Tai jau manau, kad tikrai užtenka. Ten naujas yra aparatas, apie kurį bus video. Tai va, einu prie kitų darbų. Čia kokių 9 metrų kalnas. Per šlapia. Per šlapia neįkils.